Labas. Ši savaitė Ispanija buvo tikrai ypatinga. Kruizinis laivas su mirtinu virusu plaukė tiesiai link Kanarų salų. Vandenyno gilumoje rado rekordinį kokaino skaičių. Ir paaiškėjo, kad jauniems ispanams susipirkti būtų jau beveik neįmanoma. Pradedu nuo svarbiausių šios savaitės naujienos – hantavirusas. Bet kad suprastumėte, kas dabar vyksta Ispanijoje, reikia pradėti nuo to, kur viskas iš tikrųjų prasidėjo. Ne laive, o mažame Argentinos kaimelėje. Prieš keliarius metus nedidelėme Argentinos Patagonijos kaimelėje vienas žmogus ėjo grybų į pievas ir miškus. Ta vieta, kur gyveno užkrėsti pelių rūšies graužikai. Po kelių dienų pajuto karščiavimą ir gripo simptomus. Jis nežinojo, kuo serga, tad nuėjo į viešą renginį – gimtadienio šventę, kurioje susirinko daugiau nei 100 žmonių. Kai po kelių dienų buvo patvirtinta diagnozė hantavirusas, buvo jau per vėlu. Virusas paplito. Visas kaimukas buvo uždarytas į 45 dienų izoliaciją. Visi dėvėjo kaukes, liga buvo nuslopinta. Kodėl aš tai pasakoju? Nes ši istorija tiesiogiai susijusi su tuo, kas šią savaitę atsitiko prie Ispanijos krantų. Olandas Leo, paukščių stebėtojas, prieš kelis mėnesius atvyko į Argentiną ir ilgai keliavo po Patagonijos regioną. Ta patį regioną, kuriame gyvena šios ligos nešiotojai. Grįžęs iš kelionės jis su žmona įlipo į kruizinį laivą, plaukusi į Antarktidą. Balandžio 6 dieną Leo pasijuto blogai, karščiavimas, galvos skausmas, pilvo skausmas. Ir balandžio 11 dieną jis mirė laive. Jo žmona Miriam buvo išlaipinta Šventosios Elenos saloje kartu su vyro kūnu. Ji įsėdo į lėktuvą link namų, tačiau balandžio 25 dieną prieš kilimą buvo išnešta dėl blogos savijautos. Ji mirė Johannesburge. Vėliau patvirtinta, abu susirgo hantavirusu. Kiti keleiviai pradėjo sirgti. Pasaulio sveikatos organizacija nustatė, kad laivui reikia prisiartinti prie uosto. Klausimas tik kurio? Niekas nenorėjo. Pagaliau Ispanija sutiko, bet ir čia nebuvo paprasta. Kanarų salų prezidentas Fernando Clavijo iš pradžių atsisakė priimti laivą, tol kol nebus garantuota, kad visi keleiviai galės išvykti tą pačią dieną. Jis susitiko su Ispanijos sveikatos ministrė Monika Garcia, kurie asmeniškai atskrido Tenerife koordinuoti operacijos. ES taip pat pasisakė. Kanarų salos yra artimiausias uostas su reikiamomis galimybėmis, bet to laive yra keli Ispanijos piliečiai. Šį rytą laivas atplaukė į Tenerife, lydimas Guardia Civil laivo. Dabar vyksta evakuacija. Pirmiausia, iškraunami ispanai, paskui ir kiti keleiviai pagal savo šalių paruoštus lėktuvus. 30 įgulos narių liks laive ir nugabens jį atgal į Olandiją. Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 atvejus ir 3 mirtis. Mirtingumas 38%. Visas pasaulis šiandien žiūri į Tenerife. O jūsų nuomonė, ar Ispanija pasielgė teisingai priimdami šią laivą? Parašykite komentaruose. Na, o dabar kita istorija apie laivus, bet šiame laive nebuvo ligonių, buvo kokainas ir labai daug kokaino. Ispanijos Guardia Civil sustabdė krovininį laivą netoli Maroko krantų. Laivo ilgis 90 metrų, viduje apie 1500 ryšulių. Ir kiekvienas iš jų svėrė nuo 25 iki 30 kg. Ir suskaičiuokime kartu. Tai nuo 37 iki 45 tonų kokaino. Tiek Europoje niekas dar niekada nebuvo radęs. Ankstesnis rekordas irgi Ispanijoje 13 tonų. Sulaikyti 23 įgulos nariai. Daugiausia filipiniečiai ir angolai. Laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją. Tai yra netiesiai į Europą. Ir ekspertai sako, kad didieji Europos uostai Antverpenas, Rotterdamas tapo per daug kontroliuojami, tad narkotikų karteliai keičia maršrutus per Atlanto vandenyną. Ispanija šiuo metu yra pirmoji susidūrimo linija. Dabar naujiena, apie kurią Ispanijoje kalbama nuolatos, bet kuri užsienė per mažai žinoma. Ispanija finansiškai skyla į 2 dalis ir ta riba eina per kartas. Pirmas faktas. 65 metų ir vyresnių ispanų vidutinis turtas yra 322 000 eurų, o jaunesnių nei 35 metų 92 000 eurų. Ir tai 3 kartus mažiau. Ir šis skirtumas nuolat auga, nes prieš 20 metų tas skirtumas buvo tikrai daug mažesnis. Kodėl taip yra? Atsakymas paprastas. Vyresnė karta pirko butus ir namus tais laikais, kai nekilnojamojo turto kainos buvo prieinamos. Jie ėmė paskolas normalesnėms sąlygoms, o atlyginimai tuomet buvo palyginamai geresni, palyginus su būsto kainomis. Dabar tos pačios nuosavybės kainuoja 3 ar 4 kartus daugiau, o atlyginimai
tiek neaugo. Antras faktas. Nuo 2007 iki 2025 metų Ispanijoje nuolat mažėja savininkų, žmonių, kurie turi savo būtą ar namą. 2002 metais apie 70% jaunų žmonių turėjo nuosavą būstą. Pakankamai daug. O dabar tik 30%. Vis daugiau ir daugiau ispanų tampa nuomininkais, o ne savininkais. Tai ne tik ekonominė problema, tai ir kultūrinis lūžis. Ispanai visada laikė būtą kaip pagrindinė investicija į gyvenimo pamatą. Ispanijoje dabar bankai siūlo specialias paskolas jauniems žmonėms iki 35 metų, iki 100% būto kainos, ilgesnių laikotarpių. Skamba gerai, bet tikrovė tokia, kad net su paskola dauguma jaunų ispanų negali sau leisti pirkti būtų. Būtas daugeliui tapo tiesiog svajonė, o ne gyvenimo planas. Žmonės žino, kad paskolos egzistuoja, bet daugumai tai vis tiek lieka tik teorija. Kovo mėnesį Ispanija priėmė 6,8 milijonų tarptautinių turistų. Ir tai yra 3% daugiau nei prieš metus. Visi kartu jie išleido apie 9,6 milijardo eurų. Vėl naujas rekordas. Bet yra ir kita medalio pusė. Ispanijos gyventojai vis garsiau ir garsiau protestuoja prieš masinį turizmą. Jie sako, turistai kelia nuomos kainas, išstumia vietinius iš savo rajonų ir gadina miestų charakterį. Kai kurie aktyvistai net grasino blokuoti oro uostus vasarą. Ispanija šiuo metu ieško atsakymo klausimo, kaip išlaikyti turizmo naudą ir tuo pat metu apsaugoti savo pačius gyventojus. Balandžio 10 dieną Ispanijoje ir visoje Europoje buvo įjungta nauja sistema EES. Arba įvažiavimo ir išvažiavimo sistema. Idėja buvo paprasta. Vietoje spaudo pase biometrika, veido nuotrauka, piršto antspaudai, pasas. Moderni ir skaitmeninė sistema, kuri beje kainavo apie milijardą eurų. Tikrovė pasirodė visai kitokia. Nuo pirmųjų dienų Ispanijos oro uostuose Malagoje, Alicante, Lanzarote, Tenerife, Gran Canarijos saloje susidarė eilės iki 2 ar 3 valandų. Oro linijų bendrovė Ryanair paskelbė, kad keleiviai praranda skrydžius. Viename Milano oro uoste į Mančesterio skrydį iš 156 keleivių įlipo tik 34. Kiti per ilgai stovėjo eilėje. Europos oro uosto taryba tai pavadino sisteminiu žlugimu. Ironija ta, kad sistema kainavo apie milijardą eurų ir buvo planuojama kelerius metus. Kai buvo paleista, pradėjo byrėti jau pirmą dieną. Graikija pareiškė, kad laikinai atideda biometriką iki rugsėjo, tam, kad nesugadinti vasaros turistų sezono. Ispanijoje diskusija tebevyksta. Europos komisija tuo tarpu teigia, kad viskas gerai ir sistema veikia. 70 sekundžių greičiu vienam keleiviui, bet tikrovė visai kitokia. Ir paskutinė žinia. Orai. Šią savaitę Ispanijoje tikras ruduo gegužės viduryje. Atlanto audra atnešė stiprų lietų, krušą perkūnį ir vėjo gūsius iki 80 km/h. Meteorologijos tarnyba paskelbė įspėjimus 11 autonominių regionų. Kai kuriuose vietose žmonės dengia savo automobilius antklodėmis, kad kruša nesugadintų. Ispanija šalis, kur gegužės viduryje antklodė reikalinga ne lovai, o mašinai. Štai tokia buvo šį savaitę Ispanijoje. Virusas iš Argentinos iki Tenerifės, rekordinis kokaino skaičius, jaunimas be būsto perspektyvos, biometrika, kolapsuoja oro uostas ir antklodės ant mašinų. Ispanija niekada nebūna nuobodi. Jei patiko, spauskite like ir prenumeruokite, nes kitą savaitę grįšiu su naujomis žiniomis. O komentaruose prašykite, kuri šios savaitės žinia jūs labiausiai nustebino. Iki kito karto, hasta la próxima!